Ok, sveiki visi, tai padarysiu recapą šiandienos. Tai aš jau back ant marketų, bet šiandien nieko neteikinau, nieko neradau, nieks nepatiko, ką mačiau. Tai į dieną atėjau su Bullish biasu, per primarketą užfilinom šitą 4 valandų, per recapą esam all time highsuose, tai ko daugiau dabar ieškoti, tai tik tai longų. Tai mačiau, kad mes 15 minučių užfilinom šitą, tai realiai nelabai apsimoka. Nu, ne tai, kad neapsimoka, bet mažai šansų, kad į šitą grįšim. Ir viskas kitas 5 minučių užtinfilt. Tai realiai padaro didesnį šansą, kad grįšim. Bet vis tiek ant 15 minučių užfilinom, nėra didelės tos reikiamybės, kad ateitume čia. Nu, tai žodžiu, marketas atsidarė. Labai lėtai atsidarė. Nieko nesimatė pagal mano strategy, ką teikinti. Ir šiandien ieškau tik tai longų. Nenoriu shortinti vis dar. Nes ant visų realiai time frame esam bullish. Ir jo, tiesiog neapsimoka ieškoti shortų dabar. Nėra nuo ko reactint labai short. Ir jo, šitam 4 valandų fair value gap esam, tai jau turėtume judėti link šitų all time highsų. Tai marketas atsidarė ir buvo žiauriai choppy. Tai net nieko neieškau. Po to buvom arti šitų highsų. Ant tieso, to čia arti buvom tuo metu. Ir buvom sudarę šitą 5 minučių fair value gapą, nuo kurio gal būčiau teikinęs tradą, bet neteikinau, nes visiškai no reactionoje buvo. Ir tiesiog pradėjom dumpint. Nebuvo nuo ko ar longo teikinti, nes čia tiesiog consolidationas jokių fair value gapų ant balansų. Ir tiesiog dumpinom. Ir jo, tai kaip sakiau, šiandieną nenorėjau visiškai shortų, net nežiūrėjau jų. Nors ant tieso pareaktom nuo to valandos fair value gapą. Realiai ant tieso atrodom žymiai labiau bearish. Žymiai. Bet ir ant tieso matau, nebūčiau teikinęs nieko. Nes visų pirma, neturim jokio drawn liquidity, kur bearish galėtume eiti. Ir jo, tiesiog jau geriau šitą dieną pasidėti ant rankų ir nieko nedaryti, nei teikinti kažką, kas ne pagal strategy. Tad šiandien realiai nieko daug nebuvo. Ir jo. Tai tik tiek. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tai iki kito karto.